Labas vakaras, mėlyjeji. Labai norėčiau šiandien pasidalinti tema ir žinoma pasidalinsiu apie Aroma vaistinėlę ir kokia jos nauda visai šeimai, kokia nauda jums, jūsų vaikams, jūsų artimiesiems. Tai kas prisijungėte, kas mane matote, girdite, labai prašau pasakyti, ar girdisi, ar matosi, ar viskas gerai. Tai kol lauksiu jūsų pasakymų, noriu dar paprašyti vieno dalyko. Šitos transliacijos metu labai būtų smagu, jeigu užduotumėt klausimus susijusius su sveikatingumu, su masažais, su eteriniais aliejais, galbūt su kitais klausimais, kurie atrodo, kad aš galėčiau atsakyti. Ir gale šios susitikimo jums atsakysiu šios klausimus mielai, su malonumu, o jeigu kažko negalėsiu, žinoma, vėliau atsakysiu. Tai būsiu dėkinga, kad pasakytumėt, ar girdisi, ar matosi, ir tada pradėsime šitą aromatingą kelionę, virtualią kelionę. Tai viskas prasidėjo iš tikrųjų prieš 3 metus ir 7 mėnesius, kai gyvenime atsitiko tokia situacija, kai viską nunulino. Aš neturėjau darbo, neturėjau sveikatos, nes kosėjau labai stipriai ir niekas nerado tikrosios priežasties, kas buvo. Labai stipriai pykome su vyru ir vaiko odai buvo atopinis dermatitas. Tai yra tikrai, sakyčiau taip, gyvenimas kaip galėjo, taip nunulino, nes matyt taip reikėjo, turėjau patirti tą patirtį ir dabar stovėti ir dalintis su jumis. Tai šį kartą virtualiai, bet būtinai kviečiu ateiti ir į gyvus susitikimus, nes šių instrumentų nepauoščius patirtis yra visai kitokia. Tai kas įvyko per tuos metus? Kosulys po 1,5 metų praėjo, įsivaizduojat 1,5 metų. Ne kiekvienas tiek ištvertų. Vaiko oda išgyjo, mūsų santykiai yra geri, visko būna, kaip ir visoms šeimoms. Ir aš turiu mėgiamą, mylimą veiklą, iš kurios gaunu pajamas ir geras pajamas ir džiaugiuosi turėdama ką pasidalinti žmonėms ir džiaugiuosi tuo, kad galiu įgyvendinti savo svajonę, kad žmonės būtų sveiki, laimingi, kad vėl svajotų ir įgyvendintų tą savo svajonės, kad atskleistų savo vidinį potencialą. Tam reikia iš tikrųjų ir drąsos, ir veiksmų, ir sustabdyti kartais tam tikrus prieštaraujančius dalykus. Taigi, aš išpakuoju ir pradedu nuo Aroma vaistinėlės. Kodėl mes ją vadinam Aroma vaistinėlė? Nes čia yra visi pradiniai eteriniai aliejai ir jų mišiniai, kuriuos sukūrė, kuriuos augino, išgavo, distiliavo Young Living kompanija ir pati pradžia buvo Gary Youngo. Kodėl? Todėl, kad jisai sugalvojo, kad kiekvienose namuose būtų šitie eteriniai aliejai ir kad mes kiekvienas galėtume sveikatintis su augalų sielos dalimi, sakyčiau taip, su eteriniais aliejais. Taigi pakuojam. Žiūrim, kas yra. Nuimam gražią pakuotę. Ir yra tokia dėžutė. Noriu, kad atkreiptume dėmesį, yra seed to seal. Aš jau apie tai šiek tiek šnekėjau, bet tikrai pažadu jums padaryti video ir įrašyti, pasakyti, kodėl tai yra aukščiausios kokybės standartas ir kodėl šitais eteriniais aliejais pasitikiu ne tik aš, bet ir 6 milijonai žmonių visame pasaulyje. Atidarome šią gražią dėžutę ir čia yra eteriniai aliejai, mano yra didesnėse pakuotėse, dėl to atrodo kitaip. Čia yra vienas sluoksnis ir atidarome, yra kitas sluoksnis. Tuo aš apie juos papasakosiu. Yra kitas sluoksnis ir yra tokie mažyčiai buteliukai, kad galėtumėte ar kažkur keliaujant, ar kažkam padovanoti, įsipilti, ar pasidaryti mišinius. Yra augalinių aliejų mišinys, kuris yra nuostabus dehidruotas, ką tai reiškia, kad galite tepti vaikui, sakykime, padus ir išleisti į darželį mokyklą ir nepalieka to riebalo
kaip masažiniuose kabinetuose būna tie aliejai. Tai pradedam nuo pradžių. Na, matyt, aš aišku mėgstu estetiką ir ne šiaip sugalvojau, kad pagal spalvas sudėliočiau eterinius aliejus, tai pradėkime nuo Stress Away. Tai yra mišinys, kuris jau jo pavadinimas pasako viską, bet iš tikrųjų, jeigu kalbant apie asmeninę patirtį, tai yra tikrai buvę tokių labai stiprių situacijų, kai norisi, sakykime, su vyru ginčytis, įrodinėti savo tiesą arba pasakyti, kad jis neteisus ir tada vyksta konfliktinės situacijos. Tai teko imti šitą eterinio aliejų mišinį, jį tiesiog temptis čia, uostyti iš delnų ir nuramino iki tiek, kad nesivelčiau į bereikalingus dėl nuomonių nesutapimo konfliktus. Dabar kalbant apie vaikučius, ką aš labai rekomenduoju, tai yra metas, kai visi bėgam, lekiam darbai, daug būrelių, daug reikalų, galų gale mokykloje, darželyje vaikai patiria stresą. Tam tikrose situacijose. Mes ne visada galime išsiaiškinti, gal vaikai dar nekalba, yra mažesni, gal jau kalba, bet nemoka pasakyti arba bijo pasakyti. Ir rekomenduoju tepti į padukus. Šitas mišinys iš tikrųjų ypatingai vakare garinant, tepant į padukus, nuteikia ramiam miegui ir galima dieną pradėti visai kitaip, nestrese. Žinoma, galima tepti ir rytais, kas irgi pagelbės vaikui susidoroti su dienos iššūkiais. Dar vieną situaciją prisiminiau, man būdavo, aš pasiėmu sūnų iš darželio ir sako, man skauda pilvuką. Aš nežinau juk dėl ko skauda, sakykime, jisai sako, kad aš lyg ir valgiau viskas gerai, man pažįstamas maistas, ne nuo maisto, žinai, tai gal jaudinės, nežinau, gal kažkas, gal kažkaip. Tai žodžiu, imate Stress Away, imate lašiuką eterinio aliejaus ant piršto ir tiesiai į bambą vaikui. Masažuojat bambą. Ten yra labai daug taškų, kurie pasiekia reikalingas sritis. Toliau einame pagal spalvas ir yra Blue Relief. Jisai yra iš tikrųjų vienas iš naujesnių mišinių, bet labai yra įdomi istorija tokia, kad Gary Youngas maišė mišinius tam tikrų ypatingų būdų. Jeigu jums domina, kaip, parašykite domina, aš jums vėliau atsiųsiu informaciją, kaip jisai juos maišė, nes čia yra atskira istorija. Ir įdomiausia tai, kad jisai paliko daugybę dar receptų su nesukurtais savo mišiniais, realybėje nepaleistais. Tai čia yra vienas iš tų variantų. Ir šitas mišinys yra iš tikrųjų ypatingas vien ir pagal savo spalvą, nes jis atpalaiduoja, bet tuo pačiu nuima skausmus, visus netgi chroniškus skausmus. Kalbant apie kojų, apie nugaros, apie kitus dalykus. Beje, čia yra vokiškos ramunėlės viduje. Ką tai reiškia, tai jinai be galo veikia raminančiai. Ir tai yra vokiška ramunėlė, dirba su moteriška energija, reguliuoja moteriškus hormonus. Tai irgi yra toksai, sakyčiau, dar ganėtinai mano asmeniškai mažai ištyrinėtas mišinys. Vieną istoriją galiu papasakoti apie jį. Tai buvo, tiesiog kažkoks įtemptas laikotarpis arba, nežinau, ten viduje susikūrė streso bereikalingai. Ir aš kartais mėgstu pasidaryti atpalaiduojančią vonę ir detoksikuojančią vonę. Ir susimaišiau druską, sodą ir sūnui sakau, gal galėtum atnešti kokią eterinę aliejų. Ir jisai man atnešė šitą. Ir tai prilašino ganėtinai nemažai. Tai atsipalaidavimas, žinokit, garantuotas. Tikrai vonę įsilašinau, labai gerai atsipalaidavau, labai gerai išmiegojau ir dingo tie visi minčių, šuorai, stresas toksai iš vidaus, sakyčiau. Kuo gali šeimoje jisai padėti? Vaikai treniruojasi, sportuoja ir patiria įvairių raumenis išbandymų.
Tai kad tie išbandymai būtų neskausmingi, tepkite raumenukus. Dabar dar vienas. Eterinis aliejus tai yra levanda. Levanda nelygu levandai. Pasirodo, levanda yra vienas labiausiai pasaulyje padirbinėjimų eterinių aliejų. Kodėl? Kaip? Kokia informacija? Duokit man žinią, tikrai užklausą, tikrai papasakosiu, kaip kas ir kokį netgi Young Living laboratorijoje buvo atliktas eksperimentas, ką jie gavo, kokius rezultatus ir tiesiog imdami skirtingas, natūrales, organinės levandos eterinius aliejus iš įvairių kompanijų, pirkdami ir tirdami juos su labai ypatinga technika. Taigi levanda. Na, ką aš galiu pasakyti? Mano istorija prasidėjo nuo levandos. Kadangi buvo viskas blogai, aš tiesiog imdavau, ko man šį kartą reikia, ir levanda būdavo pati pirmoji, kurią aš garindavau, pildavau į delniuką. Tarp kitko, kaip mes naudojame eterinius aliejus, yra atskira edukacija ir mes lašinam į delniuką. Vienas iš būdų yra toksai, ką mes praktikuojam. Pasukam pagal laikrodžio rodyklę ir suaktyvinam taip molekulę, nes čia yra gyvas eterinis aliejus. Ir mes tiesiog pauostam. Iš delniukų. Lygiai taip pat mokinkit vaikučius. Aš rekomenduoju Young Living eterinius aliejus. Kodėl? Nes jie turi aukščiausią kokybės standartą, nes jie veikia mūsų emocijų centrą, limbinę sistemą ir jie yra saugus naudoti nuo mažiausio vaiko iki pat suaugusiojo. Tai mes taip puostom, kadangi levanda yra tikrai labai intensyvi, tai užtenka ir vieno lašiuko. Na, levanda, visų pirma, kas tai yra? Atsipalaidavimas, man padėjo be galo atsipalaiduoti pačiai vaikui ir mes pradėjom geriau miegoti, prasidėjo emocinis gyjimas, sveikimas. Ir levanda aromapsichologija rodo ryšį tarp vaiko ir mamos. Tikrai žinau, kad kažkas žiūrite arba žiūrėsite, kas esate su manim susitikę gyvai ir esu ne kartą sakius. Kadangi ištraukiai levandą, tai dėl to, kad tu esi pasiruošęs ar pasiruošusi eiti šitą žingsnį ir susitvarkyti santykį su mama. Ką reiškia susitvarkyti, jeigu yra nuoskaudų, nepageidaujamų emocijų, pykčių, tiesiog yra vidinių resursų ir esate pasiruošę tai paleisti. Tai taip pat rodo santykį su vaiku. Tai kas turite vaikų, jeigu yra kažkokie neišspręsti reikalai, pykčiai, nepastenkinimai, noras, kad jis būtų toks, o ne kitoks, tai yra levanda, kuri padeda tai sureguliuoti ir padėti lengviau paleisti visą tai. Kodėl aš sakau lengviau, nes šitie eteriniai aliejai iš tikrųjų padeda mums gyvenimą pralaisvinti, palengvinti. Taigi tęsime toliau šitą kelionę ir kadangi aš minėjau, kad yra eteriniai aliejai, kuriuos galima nuo pačių mažiausių naudoti. Tai tikrai turiu istoriją ir su kopaiba, arba dar lietuviškai vadinama kopalis. Kopaiba man yra vienas švelniausių Young Living eterinių aliejų. Jis yra labai švelnus, labai tokio paprasto kvapo, nepaprasto iš tikrųjų, bet tokio švelnaus, kurį iš tikrųjų visiems uždegimams, visiems virusams, slogoms, žodžiu, labai yra daug jo paskirties, bet viena, sakyčiau, net keletą istorijų turiu, kur yra draugė, kuri turi 3 vaikučius ir jos vienas mylimiausių, mėgiamiausių eterinių aliejų yra kopaiba. Nes jeigu yra sloga, galima nosytę ar net į nosytę patepti, pralengvėja sloga, greičiau sugyja. Jeigu yra kažkokie virusai, bakterijos, ten žodžiu, biški pakosti, jau gerklėmis tepame kaklą, taip pat padukus, garinam intensyviai žinoma.
Garinam ne su bet kuo, o su difuzeriu, kurį rekomenduoju irgi iš Young Living. Kodėl? Nes jisai nesuardo eterinio aliejaus ląstelės, o palieka ją tokią pat kokybišką, kokią mes gauname tiesiai iš buteliuko. Tai kopaibą jūs galite drąsiai, kaip ir levandą beje, naudoti nuo pačių mažiausių vaikučių. Jeigu kopaibą jau galima tepti ant veiduko į nosytę, jeigu net yra ausies kažkokie skausmai aplink ausį, tai levandą rekomenduočiau geriau tepti į padus ir nugarytę. O jeigu kyla klausimų, geriau pasitarkit, paskambinkit, geriau pasižiūrėti, kaip geriausiai išspręsti tam tikras situacijas, nes yra daugybė metų darbo čia, daugybė mokslo ir po truputėlį atrandam savo būdus, kas padeda. Ir kodėl aš taip sakau, nes čia ir turiu pasidėjusi tokį informacinį kampelį. Ir kokiais šaltiniais aš remiuosi? Remiuosi, žinoma, savo patirtimi, nes tai yra vienas įdomiausių dalykų ir tikriausių, bet remiuosi ir Gary Youngo virš 30 metų sukurta praktika ir čia yra jo enciklopedija. Tai iš tikrųjų yra galinga knyga, ne tik dėl to, kad sunki, bet dar ir dėl to, kad čia yra informatyvu ir tai yra labai toksai stiprus žingsnis, pažįstant šituos aroma instrumentus ir aroma vaistinėlę taip pat. Tai einame toliau. Frankincense. Gal jau žinot apie šį eterinį aliejų? Tai yra prancūziškai frankincense, tai yra šventa esencija išsiverčia, taip. Frankincense turi atskirą istoriją, yra ir enciklopedijoje, ir Gary Youngo biografijoje skirtas netgi skyrius visas apie tai, kaip jisai ieškojo, kaip jisai žiūrėjo visą tai, kaip ieškojo aukščiausios kokybės frankincenso arba bosvelijos vadinamo eterinio aliejaus. Taigi šitas eterinis aliejus yra nuo pat seniausių laikų naudojamas visoms įmanomiems ligoms ir negalavimams. O jeigu jau taip grįžtant prie šių laikų, tai frankincensas manoma, kad buvo padovanotas kūdikėliui ir Jėzui. Nes buvo padovanota mira, smilkalai ir kas ten dar man kartais užstringa. Tai vat tie smilkalai ir manoma, kad buvo tam tikrais šaltiniais būtent frankincense eterinis aliejus. Tai įsivaizduokit, kokius laikus tai seka. Ir šiaip oficialiai ir netgi iš mano patirties galiu pasakyti, kad frankincense arba bosvelijos eterinis aliejus labai gerai atpalaiduoja. Ir aš esu tepusi į trečiąją akį, tiesiog kai sunku užmigti. Ir ką man pavyko daryti, tai sakykime, medituojant, aš iš delniuko pauostiu ir tada sugeba padaryti tą visą aplinką, tą tokią meditatyvinę būseną. Frankincense eterinis aliejus išsprendė tiek man, tiek sūnui su oda reikalų. Tikrai esu ne kartą turėjusi patirtis su akimis, su ausimis. Pavyzdžiui, teko visai neseniai tiesiog gulėjau vonionėje ir ne tokią padėtį, žodžiu, perėmiau ir labai pribėgo vandens į ausį. Tai bandžiau tuo tradiciniu būdu ten pasikratyti, pasišokinėti, išsikratyti. Nepavyko, tada ten bandžiau šiek tiek pakrapštyti ir, žodžiu, įdrėskiau odą, prasidėjo ten šlapiavimo, žodžiu, ilgas toks procesas. Ir pagal nuojautą tiesiog ėmiau frankincense arba bosvelijos eterinį aliejų. Taip, eterinio aliejų iš karto sakau, negalima nei tepti į akis, nei į ausis. Tai aš tepiau aplinkui čia tą vietelę, žodžiu, į pačią ausį nelašinau. Tai fantastiškai per savaitę užtraukė, viskas sugijo, žodžiu, nuostabiai. Kita patirtis,
Na, sako kartais, kad tu negydytoja, tu negali to pasakyti, bet tai yra augalai ir aš žinau, kad tai yra saugu. Ir aš dalinuosi šiandien apie eterinius aliejus šeimai, ar ne, ką šitą aroma vaistinėlė duoda. Tai frankincense buvo nutikimas su sūnumi, jam pamačiau, kad traiškana nėra traiškana, o tokio pūlingai išskiria, na, kaip sakau, net nenuėjus pas medikus, tai greičiausiai buvo jau konjunktivito pradžia. Tai aš frankincense eterinį aliejų tiesiog dideliu ratuliuku aplink akį tepiau. Ir 3 ar 4 dienos ir viskas baigėsi. Tai va, tai tokia jo yra galia, jo panaudojimo būdų tikrai yra gerokai daugiau. Jeigu jūs domina, sakau, gyvas susitikimas, būtinai rašykit, būtinai susisiekim. Tai yra nuostabus patyrimas per kvapus į sveikatą. Na kągi, einam toliau. Va čia jau yra įdomiau. Čia yra Thieves mišinys. Gerai, pradėsiu nuo trumpos savo istorijos. Naktis, pajaučiu, kad atsibundu, nes negaliu nuryti, nes labai skauda gerklę. Ką aš dariau? Tepiau krūtinę, pasėmiau Thieves eterinio aliejų mišinį, sumaišiau su augaliniu, būtinai sumaišti, nes jis yra karštas eterinis aliejus, ir lašiuką į burną. Išmiegojau visą naktį ir ten nieko. Tai va, tai tokia patirtis, o šiaip Thieveso yra atskira irgi istorija apie jį, kaip Gary Youngas jį sukūrė. Jis yra susijęs su Sumaro laikais ir Thieves mišinys yra antivirusinis, antiuždegiminis. Naikina stafilokoko bakteriją. Jo yra paskirčių nuo visų įmanomų baisiausių, turbūt mums baisiausių ligų ir baimių vaikams ir savo. Tai žodžiu, mes jį garinam, įsivaizduokit, yra atlikti tyrimai. Jeigu gariname 10 minučių, tiesiog difuzeryje, 40% stafilokoko bakterijos sumažėjo ore. Na, aš manau, kad tai yra labai geras rezultatas, norint sveikatintis. Ką aš darau vaikui? Buvo toks atvejis pagal nuojautą, tiesiog paėmiau ir tepiau visą savaitę padukus, kiekvieną mielą rytą einant prieš mokyklą. Tai kiti vaikai dėja sirgo rimčiau, Mykolas sirgo tik sloga ir gerklės skausmu ir vieną dieną buvo pakilusi temperatūra. Tai tokie ir tokios istorijos yra ne vienos. Tai tarp kitko noriu dar prie to paties pasakyti, kad aš mokau ir masažų ir mokau, kaip juos daryti saugiai namuose su eteriniais aliejais, vaikams, vyrui, žmonai, kad jūs turėtumėt čia ir dabar augalinę, saugią, veiksmingą sveikatinimosi priemonę ir išsveiktumėt galutinai. Dabar imu toliau mišinys Young Living RC. Jis yra ypatingas dėl to, kad RC sutrumpinimas reiškia, kad kvėpavimo sistemai. Kaip aš minėjau, Gary Youngas ne šiaip sau kūrė mišinius, jisai su tam tikra intencija kūrė, o Gary Youngas, beje, apie jį galėsiu papasakot, kas dar nežinot. Tai yra Young Living kompanijos įkūrėjas, bet šiaip jis ūkininkas, altruistas, išradėjas, mokslininkas, žodžiu, labai daug dalykų yra padaręs. Tai vat ką aš noriu dabar jums pasakyti. Šitas eterinis aliejus turi netgi 3 eukaliptus, turi mirtą, oregano arba raudonėlio eterinį aliejų, pušį ir kiparisą. Geroji žinia yra tai, kad Gary Youngas netgi yra atlikęs, žodžiu, savo eksperimentus, tyrimus ir įrašęs įrašą ir aš dalinausi netgi juo, kad eukaliptą sumaišius su pušimi, yra tam tikras eukaliptus radiatas sumaišius su pušimi ir tepant krūtinę, mes pasiekėme apatinę plaučių dalį, ir kurią yra labai sunku pasiekti ir mums palengvina, žodžiu, išsisveikatinti. Atsiprašau. Tai gera žinia yra tai, kad šitame mišinyje jau tai yra ir dar daugiau, tai tikrai bus geriau. Tai
galiu apie kvėpavimo sistemą, tarp kitko, pasakyti vieną pavyzdį, ką aš dariau vėlgi sūnui, savo. Atsiranda kosulys, atsiranda toksai sunkumas krūtiniai, iš karto tepame padus, krūtinę, nugarą su Young Living RC mišiniu. Ir iš tikrųjų kelių dienų bėgyje visų pirma neįsisergam stipriai ir visų antra išsisveikatinam nuo tų kvėpavimo, su kvėpavimo takais susijusių, žodžiu, bakterijų ir galbūt rimtesnių pasekmių. Tai, žodžiu, viskas, kas su kvėpavimu, šitas yra. Galima, žinoma, garinti. Tarp kitko, netgi žinau, kad yra atvejų, kai vaikučiai turėjo astmą ir yra galimybė išsisveikatinti iš to. Žiūrint, aišku, du aspektus. Tai viena fizinį, kas jam tinka garinti, kas jam tinka tepti, ir antra yra emocinį, kodėl apskritai pas jį atsirado toksai negalavimas ir kaip jį išspręsti galutinai. Tai galima, tik tais reikia, žinoma, po truputėlį pasikonsultuoti ir po truputėlį pabandyti tuos natūralius priemonės, o geriau tų ne visiškai užtikrintų nesaugių, geriau, kaip sakant, į vidų nenaudoti arba iš vis nenaudoti. Dar vienas mišinys, tai yra Degyze arba angliškai yra Degise. Čia yra surinkti eteriniai aliejai, kurie yra skirti mūsų virškinimo traktui, sistemai. Viena iš patirčių, kažko užvalgius, išpūstas pilvas, negali pagarinti orų. Taip teko, tikrai ne kartą buvo. Tai į bambą tepiausi, visą pilvą. Ir, 10 minučių bėgiai, gal 15, viskas pralaisvėja, žodžiu, per bambą pateko ten, kur reikėjo, į kraujotaką ir, žodžiu, padėjo šituo klausimu. Kai užvalgote sunkaus maisto, gal sunkiai virškinam grybų, mėsos, sunkiai virškina yra sunkumas, irgi tepame bambą. Lygiai taip pat yra buvę su sūnumi, kad man skauda pilvą, aš čia turbūt nežinau, negaliu, labai skauda pilvą, lyg ir į tualetą nenoriu, bet labai skauda. Tai tada šitą vaikučių į bambą ir tiesiog masažuojant, pagal laikrodžio rodiklį, masažuojant, dar ramiai pabūnant, nedarant iš to kažko wow. Nuostabus dalykai vyko. Tada irgi nepraėjus nei 10, 15, 20 minučių vaikas viskas savo lekia. Einame toliau, nes rodžiau, kad šitame rinkinyje yra antrasis sluoksnis. Tarp kitko turiu istoriją. Pasirodo, ir aš mėgstu istorijas pasakoti. Turiu istoriją. Šitą aromą vaistinėlę įsigijau, naudojau tuos viršuje esančius aliejus, naudojau, ten kažkas į pabaigą, žodžiu, ten 3 mėnesius berods naudojau. Ir įdomiausia tai, kad aš nesigilinau, nežiūrėjau, nieks man nerodė, kad čia dar kažką galėti daryti ir taip toliau. Ir aš taip kažkaip čia žiūriu, kažkoks čia kaspinukas nusiėmau, čia taip labai įdomi, žodžiu, tas viršutinis sluoksnis, galvoju, o koks gražus kaspinukas, ir taip aš jį taip trukt. Žiūriu, dar čia kažkas yra. Aš tada tą kaspinuką trukt ir pasižiūriu. Wow, tada ten buvo Stress Away ir apelsino eterinis aliejus ir dar Ninja sveikatinimosi sultis. Tai buvo dar viena šventė po kelių mėnesių naudojimo partinės aroma vaistinėlės. Taigi, imu iš tikrųjų iš karto 4 eterinius aliejus ir pradedu nuo Young Living Purification. Tai yra unikalus mišinys. Kodėl? Patirtis. Tai yra numeris 1 nuo erkių. Mes tepame savo kūną saugiai, mes tepame savo gyvūniukus
turime katytę, kuri labai mėgsta laukia būti. Ir tos erkės tiesiog nekimba. Yra ir kitų būdų, bet jeigu norite rimtesnių būdų sužinoti, tai duokit žinią, pasakysiu, kaip naudoti purification. Ką dar daro purification? Kadangi tai ir pats žodis angliškai pasako purification, tai yra valymas, arba purify yra išgryninimas. Tai išvalo mūsų erdvę visų pirma nuo negatyvių energijų. Nežinau, gal teko kam nors kada nors susidurti, kad atrodo pasikviečiat svečių ir atrodo pažįstami ir kaip faina, ir čia nelabai čia ką dariau, bet bendravau ir paskui toks energijos neturiu. Na, ką tai reiškia, kad tiesiog erdvėje buvo visokių, žinot, ir jų emocijų, ir jų patirčių, ir visko. Ir tiesiog įsilašinam į difuzerį tam, kad būtų terapinė vertė 8, 10 arba 12 lašiukų eterinio aliejaus ir garinam. Ir išvalo energetiškai erdvę. Dar vienas dalykas, nuima visus nemalonius kvapus. Pavyzdžiui, mes turime mažą tulikiuką vadinamą ir jame, kad ir turim praputimą tokį, bet vis tiek tų kvapų nemalonių neišima iki galo. Oro gaiviklių tų nuodingų, sveikatai ir pavojingų mes nenaudojame. Tai užtenka iš tikrųjų įlašinti į difuzerį kelis lašus, 3-4 ir pastatyti 10 minučių. Puikiai išima kvapus. Šaldytuvo kvapai. Tarp kito teko mašinai pabandyti, nes išsiliejo stinta vežama. Ir taip, tada cigarečių kvapai. Tarp kito turiu patirtį vienos draugės, žodžiu, nuomojo butą ir pasakė taisyklės, kad čia negalima rūkyti, bet dėja nuomininkas rūkė ir, visas butas buvo įsigėręs cigarečių kvapu ir jinai pradėjo garinti purification. Tai labai smagu, kad jai pavyko šitą baisulį išimti iš savo namų. Purification iš tikrųjų turi ir daugiau paskirčių, pavyzdžiui, yra nukirminimo sistema, kurią aš išbandžiau. Prie to paties pridėsiu, kad digyzė mišinys irgi yra naudojamas nukirminimui. Tai jeigu norite saugiai nukirminti save vaikus, tai duokit žinią, aš pasakysiu, kaip tai daryti, patarsiu. Tai yra saugus, sveikas būdas daryti, nes ką teko girdėti iš vienos gydytojos, tai jinai pasakė taip. Kas vyksta, kai mes išgeriame nukirminimo tą medicininę, šių laikų medicinos tabletę? Kirminukai įlenda į ląsteles ir pasislepia ir laukia, kol tas kažkas bus išvarytas iš organizmo. Tada vėl grįžta ir laba diena, niekur jie nepabėgo. Tai, žodžiu, yra tikrai saugus, nuostabus būdas išsivalyti. Einame toliau. Šiame rinkinyje yra pipirmėtės eterinis aliejus. Pamenat, aš sakiau, kad šioje aroma vaistinėlėje yra visi eteriniai aliejai ir jų mišiniai, kuriuos Gary Youngas sukūrė, kurie augino nuo pat augaliuko, distiliavo ir labai daug kartų tikrino, kad tikrai gautume aukščiausios kokybės eterinį aliejų. Su įvairiais spektrometrais, žodžiu, ten visokių aparatų yra tikrai labai išmanios technologijos. Ir aš sakiau, kad sukūrė tam, kad kiekvienas mes spręstume savo pradinius reikalus. Na, žiūrėkit, jau sakiau apie skrandį, sakiau apie žarnyną, apie emocijas, santykius ar ne su mama, sakiau apie meditaciją. Žiūrėkit, kiek daug, kokio spektro, ar ne, šitie eterinėliai. Tai dabar noriu papasakoti apie pipirmėtę. Na, aš esu žmogus, kuriam labai norisi mėgstu gaivą ir labiau mėgstu žiemą negu vasarą iš tikrųjų, ta tikra žiema. Ir būna tikrai vasarą tokių dienų, kur yra labai sunku ištverti, nes jos yra labai karšta. Tu esi kaip tokia vaikščianti daržovė, bandanti vaikščianti daržovė. Ir ką tada daryti? Imame Young Living pipirmėtę. Mes lašinam į viršų galiuoją,
į trečią akį, į smilkinius. Na, čia biškiai atsargiai, nes jinai labai taip norisi prisimerkti, tai jinai yra tokia aštri. Tai tiesiog išbūnam tai ir suteikia nuostabiai daug energijos ir galime jaustis normaliais vadinamais žmonėmis. Pipirmėtė yra numeris 1 nuo galvos skausmų, nuo migrenų. Pipirmėtė pagerina taip pat virškinimą ir jeigu pilvas išsipūtęs, sunkiai virškina, žodžiu, į bambą lašinam. Pipirmėtė padeda susikaupti, jeigu reikia susikoncentruoti darbo aplinkoje, tačiau tai sunku padaryti natūraliai, tai imame natūralią priemonę, angliavik pipirmėtę ir lašinam į difuzerį, galime įsilašinti viršugalvį ir jinai padeda susikaupti, susikoncentruoti sudėtingoms užduotims. Taip išbudina, esant pykinimui. Dabar noriu pasakyti vieną istoriją. Žodžiu, mes keliavome grįžome iš atostogų su lėktuvu ir aš matau toksai tėtis neša, tokį nemažą vaiką, jau toks ilgas, tai, nežinau, 10-9 gal metų. Ir galvoju, gal vaikas užmigo ten lėktuvė ir jį neša, kad patikrintų per patikrą, žodžius, tais pasais papildomai ten, kur žmonės langeliuose sėdi. Ir įdomiausia tai, kad aš matau, kad tas vaikas atsistoja, bet toks visas toks visai nekoks, ta prasme, aš girdžiu, paskui mes jį pirmi praėjom ir girdžiu, kad oi, man bloga, oi, čia taryram kažkas tokio. Ir aš taip prieinu, sakau, labą dieną, žinau, kad jūs manęs nepažįstat, bet gal galiu vaikui pasiūlyti priemonę natūralią, kuri gali jam padėti. Jo, gerai. Tai aš jam taip pauostė. Tada sakau, žiūrėk, imk savo pirštą, lašiuką, čia pasitep, dar pauostė. Ir aš taip, ir taip baigėsi tas mūsų tokia pažintis ir aš nuėjau. Ir aš nežinau, 5 minutės gal praėjo laiko. Aš matau, tas vaikas visas tokį energiją, atrodo, kad lyg niekur nieko nebuvo. O prieš tai aš ten dar jį mačiau ir šitą jau vienu metu jis ten jau į maišelį norėjo. Žodžiu, gal kelionės sunkiai ištveria ar kažkas tai tokio. Tai žodžiu, esant pykinimui, numeris 1. Dabar klausykit tėveliai, prašau, ir mamytės vaikų. Tai yra pats saugiausias, pats švelniausias, geriausias būdas vaikams numušti temperatūrą, kai jau ją reikia mušti. Yra skirtingos nuomonės, skirtingi šaltiniai, bet aš pasikliaunu tikrai tuo, ką ir dauguma netgi mano aplinkoje esančių su patirtim, su medicina ir be medicinos žmonės sako, mamos sako, žiūrėkit, nuo 37,5 yra temperatūra, kai žmogaus organizmas tik pradeda kovoti su virusais ir bakterijomis. Todėl jos mušti griežtai negalima. Griežtai. Taip, Robi, taip, būtent aš tą ir noriu pasakyti, kad nuo temperatūros padeda natūraliai sustvarkyti organizmui, padėti sustvarkyti su temperatūros pakilimu. Ir mes realiai mušame temperatūrą tik tada, kai vaikui yra blogai, kai jis yra be jėgų arba matom, kad jis karščiuoja, ta prasme, jam negera. Aš pagal nuojautą, kai buvo 38,3, tiesiog tepiau į padukus ir į nugarą. Po nakties vaikas atsibudo, tiesiog per naktį išmiegojo, atsibudo lyg niekur nieko. Tai yra nuostabiausias, natūraliausias, saugiausias jums būdas, kaip sureguliuoti temperatūrą. Tai labai jums rekomenduoju rinktis saugų būdą, o ne tą invazinį, nenatūralų, kurį mes visi esame įpratę ir jis iš tikrųjų yra pavojingas sveikatai. Tai atkreipkite dėmesį tai, ką aš sakau. Yra tikrai daug daugiau pipirmėtės panaudojimo būdų, bet šiandien aš skiriu valandą, tai ir noriu į ją tilpti. Einame toliau. Kažkaip labai įdomiai. Pabaigai man liko 2 eteriniai aliejai. Tai vienas yra apelsinas. 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 Su kuo jums asocijuojasi apelsinas? Man apelsinas asocijuojasi emociškai su kalėdom, su žiemos laikotarpiu, kai mes gauname
daug citrusų ir mes galime pajausti tą jų tikrai skonį, nes vasarą irgi mes turim, bet jie netokie būna skanus. Apelsinas tai iš tikrųjų yra vaikystė, laiminga vaikystė, tai yra mūsų gražūs patyrimai. Ir, apelsinas man yra vienas iš tų eterinių aliejų, kurį iš tikrųjų norisi dėti į maistą. Tarp kitko, Young Living eteriniai aliejai yra patvirtinti, kad galima naudoti į vidų. Yra Food and Drug Association Amerikoje, ją galima naudoti į vidų. Taip yra tam tikri, kur ten su pliusu, bet žodžiu, čia kita istorija, nes jos visus galima. Visus, kurie yra ar be pliuso, ar su pliusu, jie yra tos pačios kokybės, tiesiog turėjo kažkokią seriją padaryti, kad ta kompanija užtikrintų jų kokybę, tą parašytų žodžiu tą raštą. Dėl vartojimo į vidų labai atsargiai prašau, tik su patarimais, gerai? Nes, tai yra visgi koncentruoti augalų sielos dalykai ir labai prašau būti budriems. Tai dabar apie apelsiną. Apelsinas yra saulė, džiaugsmas ir man tai yra ėjimas į priekį. Apelsinas suteikia jaukumo namuose, jį garinant tiesiog yra pozityvumas, energija, žodžiu, iš tokios pusės. Taip, tai yra saugu naudoti, sakiau, su maistu, tai yra nuostabus dalykas iškepus pyragą ar keksiukus, kai jie pravėsta, užlašinti lašiuką ir tada skanauti. Patyrimas yra nuostabus. Apelsinas, tarp kitko, kaip ir kiti citrusai, detoksikuoja mūsų organizmą. Dabar einame toliau. Citrina. Citrinos eterinis aliejus atrodo, toks paprastas ir atrodo toks pažįstamas. Sako, aš kiekvieną rytą geriau vandenį su citrina, nes čia labai sveika, taip toliau, bet ar tu žinai, iš kur ta citrina išgauta, kiek chemikalų jinai gavusi ir tu ją išgeri, tai labai aš rekomenduoju geriau rinktis saugų produktą, kuris yra būtent jums, mėlėjai. Tai yra pats saugiausias, pati pradžia gali būti jūsų organizmo išvalymui. Ką tai reiškia? Mes kiekvieną dieną galime gerti su vandeniu ir būtent taip išvalo ftalatus, nitratus ir netgi mikroplastikus iš mūsų organizmo. Ir detoksikuojant organizmą vyksta tikrai daugiau gražių dalykų, jeigu jums domina. Yra ir kitokios detoksikacijos, kurios yra intensyvesnės ir greičiau veikiančios, ne taip ilgąją prasme. Tai labai rekomenduoju ir labai kviečiu susisiekti su manimi, tikrai pasidalinsiu. Taigi, citrina tai yra mūsų saulė, mūsų džiaugsmas, mūsų pozityvumas. Jeigu jau citrina nepatinka, tada tikrai žmogui yra sunkus laikotarpis, kur yra galimybė išsispręsti. Citrina yra vienas iš tų eterinių aliejų, kurį galima taip pat ir apelsiną garinti namuose, tam, kad vaikas jaustųsi pakylėtai, turėtų energijos, kad geriau pamokas paruoštų, kad jūs jaustumėtės net ir vakare po visų darbų, po visų, sportų, veiklų, energingi, pozityvūs ir kad būtų tvyrotų nuotaika ta tokia maloni, kalėdinė, šventinė, tokia su cinkeliu. Tai praėjau visus eterinius aliejus, dar labai noriu pasidalinti ir Young Living augalinių aliejų mišinys, jis eina toks puteliukas į šitą rinkinį. Ir ką tai reiškia? Jis yra nuostabus skiesti eterinius aliejus, kaip sakiau, jeigu į vidų naudojam, jis yra nuostabus masažams. Ir tikrai labai patogi pakuotė, labai tik tais, aišku, žinoma, galite pasižiūrėti sudėti, galbūt ten kažkokiam augalui esate ten alergiškas, tai tada jau kiti reikalai, bet šiaip jis yra saugus naudojimui ir labai, labai geras išradimas.
Čia neturiu, bet dar yra pakelis, įeina į šitą rinkinį Ninja Red sulčių. Apie šias sultis tai yra tikrai atskira šneka, atskira paskaita ir edukacija, nes tai yra antioksidantų mišinys, tai yra, kaip Gary Youngas kažkada sakė, tai yra ateities gėrimas ir tai yra saugus gėrimas. Tai yra vien tik tais iš uogyčių sultis, kurios yra labai naudingos tiek jūsų vaikams, kurie yra nevalgus, kurie valgo gal daug šlamštmaisto vadinamo, bulvyčių free, bulkų, picų, karvės pieno, ten tokių visokių greitų užkandžių galbūt norisi, čipsiukų, ten, tokių dalykų, kurie iš tikrųjų mūsų organizmui tikrai neprideda sveikatos. Tai rekomenduoju tikrai pasibandyti šitas sultis, nes Mykolas sūnus mūsų turėjo tokią patirtį, žodžiu, daviau sultis gerti ir jo bene 2 saldumynų poreikis sumažėjo. Kas yra nuostabu, ar ne? Nes saldumynai, kas tai yra? Tuščios kalorijos. Tai yra tuščios kalorijos. Labai čia jums pakankamai daug informacijos pasakiau. Praėjau visus eterinius aliejus ir jų mišinius iš šito rinkinio. Ir įdomiausia tai, kad tik tais per patirtis ateina atradimai, tik tais ateina supratimas, kokie čia yra instrumentai. Ir įsivaizduokit, jeigu tai yra veikia mūsų limbinė sistema, kodėl ten rodau, nes jinai ten yra. Jeigu veikia mūsų emocijų centrą ir padeda lengviau, laisviau gyventi, padeda atrasti save, padeda būti geriausiems darbe, kur esat, arba atrasti savo mėgiamą veiklą darbą, padeda sveikatinti natūraliai, saugiai save ir šeimą. Kas gali būti nuostabiau? Man sveikata yra numeris 1. Dėl to aš apie tai dalinuosi, dėl to aš labai džiaugiuosi, kas prisijungėt. Dar tikrai turime laiko. Ir prie šito rinkinio yra dar difuzeris arba garintumas, kuris palaiko eterinio aliejaus ląstelę sveiką, nesuardytą. Jis yra ir jonizatorius, ir difuzeris, ir drėkintuvas. Jų yra visokių ir įvairių. Tai dabar aš taip norėčiau jums parodyti, kas tai yra. Nes difuzerių yra įvairių ir jų yra, teko tikrai girdėti ne kartą, kad sako, tai aš turiu difuzerį, tai čiagi aš čia pirkau ten iš kažkur tais, ar ne? Gerai, bet ar jūs esate užtikrinti jo kokybę? Ar jūs esate užtikrinti, kad tas difuzeris jūsų duoda visą naudą, o ne iškepina eterinio aliejaus, lygiai taip pat kaip ir distiliavimo procesas yra visas mokslas. Tai žodžiu, difuzeris yra tokioj dėžutėj gražioj. Yra įvairių variantų, bet aš rodau, nuo ko aš pradėjau, ar ne? tą aromą vaistinėlę. Ir jis atrodo kaip lašiukas. Jis yra, žodžiu, veikia iki ilgai, jisai veikia, jis gali visą naktį veikti. Ir labai faina, labai faina, kad jisai skleidžia šviesą, jūs galite reguliuoti šviesą. Va taip atrodo tas difuzeris. Va taip. Toks lašiukas, elegantiškas, gražus, žodžiu, prie kiekvieno interjero priderintas. Šitas difuzeris yra pradiniam rinkiniai. Yra jų įvairių ir jie netgi yra tie, kurie su pakraunami ir paskui gali išjungti. Yra keramikiniai, kas yra labai nuostabu, nes šitas yra, gal sakyčiau, šiek tiek garsesnis. Aš turiu keramikinį prie lovos, tai niekas negirdi, niekam netrukdo, bet aš jį įsijungiu ir savo garinu, ką noriu. Dabar dar trumpai noriu pasakyti apie eterinio aliejų garinimą. Jeigu jūs norite tik šiek tiek tais to kvapo, kad tvyrotų, tai yra viena, tai yra, galite lašinti pradžioj prisipratinimui ten 2, 3, 6 lašus. Jeigu jūs norite terapinės vertės, tai reikėtų lašinti ne mažiau kaip 8 lašus. Galite lašinti 8, 10, 12. Žiūrint kokį eterinį aliejų, gal daugiau ir nereikia, tikrai pakanka. Ir
Kodėl reikėtų garinti naktį? Na, vienas dalykas tai yra šildymo sezonas ir jeigu negarinam garantuvo, aš jaučiu, kad nosis būna pasausėjus, užsikimšus ir vos ne naktį 1 ar 2 kartus tenka pūsti nosį. Kitas dalykas, difuzeris naktį padeda mūsų kūnui išvalyti visus toksinus, šlakus, visas tas nereikalingas medžiagas, kurios kenkia mums mūsų kūne. Tai tikrai labai rekomenduoju ne tik dieną, bet ir naktį pasiruošti. Pasiruošti, turėti savo ritualą, pasiimti eterinį aliejų, jį pagarinti, jį galų gale su vaikais galima turėti ar ne tą pasiruošimą. Mes jau čia esam šnekėję, su drauge pasiimate eterinį aliejų, išsirenka vaikas kokio nori, gal šiandien stresavai, gal jis levandą pasiims, o gal iš viso typsą pasiims. Pasiimat į delniuką ir tegul pauosto iš savo delniukų. Tegul jisai pabūna toj ramybėj, tegul jisai pajaučia tą vakaro ritualą, vakaro nuostabų jausmą, kad jau yra atsipalaidavimas, prigesinkim šviesas, junkim difuzerį, leiskim jam nusistatyti šviesas. Jeigu yra keli vaikai, sakykim, šį vakarą yra vienam laikas nusistatyti šviesą, kitą vakarą kitam vaikui ir pabūkime tame. Padarykime iš to kažką gražaus, kas mūsų vaikus ir mus pačius subalansuos emociškai ir fiziškai. Ir tada tiesiog nebeliks vietos ligoms. Tai panašiai Gary Youngas yra pasakęs iš tikrųjų, kad ir Gary Youngas visą laiką ir šitoje enciklopedijoje minima ir jisai tikėjo, kad mūsų sveikata pirmiausia priklauso nuo emocinio fono. Tai kokios yra mūsų emocijos, toks ir mūsų fizinis kūnas. Tai labai dėkoju, kas žiūrėjot. Aš labai norėčiau pasižiūrėti, ar jūs turėjote klausimų. Jeigu dar kažkokiu turit, parašykit čia. Atsakysiu tikrai mielai ir dar kartelį kviečiu geriau gyvai susitikti, prasiuostyti, pajausti tą tikrąją aromaterapiją. Nes ne kiekvienas eterinis aliejus turi tą terapiškumą. Young Living eteriniai aliejai turi, o kitą kartą, manau, padarysiu įrašą apie Seed to Seal kokybės standartą ir jums papasakosiu, ką tai reiškia ir kodėl jis yra toks vienintelis, kam jis skirtas. Tai jeigu turite klausimų, būtų labai smagu, kad užduotumėt. Aš dar labai norėčiau pamatyti. Taip. Aha, matau, bet nematau klausimų. Tai, mėlieji, žodžiu, kam buvo įdomu, tai labai dėkoju. Galit paspausti patinka, galit uždėti širdutę. Galit tiesiog į savo gyvenimą įsivesti šitos instrumentus, nes kiekvienas iš jūsų juos galite turėti. Yra įvairių įsigijimo variantų ir kas smagiausia, kad tai yra daug daugiau galimybių. Tai yra ir eteriniai aliejai, ir galimybė išmokti masažo, ir kelionės į ūkius, į distiliatorinės. Pamatyti viską iš vidaus, kaip tas viskas vyksta. Keliauti į konferencijas kartu. Patirti tą bendrystę, būti sveikatingoj bendruomeniai. Patirti tą energiją ir daug gražių dalykų ir galų gale rinktis savo patirtis apie sveikatinimąsi, apie saugų sveikatinimąsi, apie šeimos sveikatinimą. Tai dar kartą dėkoju, kas žiūrėjot. Aš čia taip bandžiau į vieną video sudėti visą informaciją. Jeigu kažkas turite klausimų, aš mielai atsakysiu ir vėliau. Tiesiog parašysiu atsakymą, nes žiūriu, kad aš tiesiog nematau, kad kažkas parašytumėt klausimą šiuo metu. Ir tiesiog atsisveikinu su ta mintimi, žodžiu, taip, tai yra produktų katalogas, bet man yra labiau svarbiau va šitas paveiksliukas. Nes
Tik tais tie žmonės, kurie yra buvę žemdirbiai, arba esami žemdirbiai, dar geriau, esami žemdirbiai, gali žinoti, kokios kokybės eterinį aliejų mes galime išgauti. Tai kitaip tariant, jeigu jūs turite patirties, arba jums kažkas siūlys eterinius aliejus, jūs užduokite klausimus. Kas augino augalus, kaip užtikrino jo kokybę, kad nėra ftalatų, nitratų, visų kitų kenksmingų medžiagų. Kas distiliavo eterinį aliejų, kiek jis kelio praėjo, ar jisai buvo patikrintas, kad čia tikrai yra levanda, o ne levandinas. Ir man va šitas paveiksliukas simbolizuoja tai, kad tai yra augalas, tai yra pradžių pradžia. Ir tik tai žinodami, kas yra sėkloje, kas yra augale, mes galime turėti aukščiausios kokybės eterinį aliejų ir aukščiausios kokybės sveikatą. Tai jums linkiu būti sveikiems. Jeigu nežinote kaip, duokite žinią, susipažinsim, papasakosiu kaip. Ir tikrai būsiu vedlė, draugė, įkvėpėja, skatintoja svajoti ir įgyvendinti svajonės. Pas mane jau šeimyną girdžiu, nežinau, ar jūs girdit, jau triukšmauja, jau maudymosi metas. Tai va, aš irgi eisiu ruoštis vakaro ritualams. Ačiū Robi už nuostabius iš tikrųjų paveiksliukus ir palaikymą. Tai va, tai jeigu likite sveiki, jeigu nežinot, kaip tai daryti ir neįsivaizduojat, kas vyksta jūsų gyvenime, kaip čia susibalansuoti, duokit žinią. Tikrai padėsiu atrasti šitos instrumentus ir saugiai tai daryti, sveikatintis. Ir kaip palaikyti sveikatą, kaip palaikyti emocinę sveikatą, kaip atrasti savo vidų, potencialą, kaip atrasti, įgyvendinti savo svajones ir siekius. Tai ačiū dar kartelį, iki pasimatymo kitus kartus. Jeigu turit kažkokių temų, kuriomis norėtumėt sužinoti, tai brūkštelkit, tikrai mielai darysiu dažniau tokius susitikimus. Ačiū ir iki.